Neturėjau ką veikti, sugalvojau išniekinti tiesiog šį ženklą ir dėjau savo tagą, galvojau, bus gerai. O kas man? Ne, iš tikrųjų tai gavau užsakymą, buvo paprašyta atnaujinti Kazlų Rūdos savivaldybės ženklą, kuris atrodė štai taip labai depresovai. Tai aišku, ėmiau oranžinę, savo vieną mėgstamiausių spalvų ir net galvoju, gal visai galėčiau dirbti dažytoje, nes man patinka dažyti, kaip gražiai nudažiau. Naudojau šitą old schoolinį metodą, nes neturėjau projektoriaus, persikelti savo piešiniui. Hello! Ant kopėčių šiaip net pamiršau, kad bijau aukščio. Ir čia naudoju vodelelį, tai patojos gal įkvėpta. Ir štai taip, naudoju vandens pagrindo dažus. Ir aišku, Molotov man patinka labai, piešiu namukus. Ir jau atėjo pirmosios dienos vakaras. Paženklinu viską su meile, čia reikėjo tikrai žiauriai susikaupti, tokio precizinio tikslumo, medžiais didžiuojas šitais, taip tapybiškai padariau ir šitas labai linksmas personažas. Kazlų Rūda tai yra lėto gyvenimo būdo toks miestas, jos simbolis yra sraigė. Tai dėl to čia mes ir matom tą sraigę ir ten yra šalia sraigės moteris maudosi tvenkinyje ir tai yra gyvenimas gamtos apsuptyje. Tai dėl to mes turim medžius ir ten namukai yra ir ten vyras dovanoja gėlę šitai moteriai ir jinai šypsosi ir uhuhu. Tai toks buvo darbelis, ačiū už dėmesį.